konkrečios džiunglės. Juose pavyks saugiai davažiuoti iki vulkano. Atrodo ir asfaltuotas kelias, bet duobių tai konkrečiai. Ką atvažiavau iki Ugnikalnio ir dabar kopsim su mano gide Vidija vardu. Kas įdomiausiai, kad kai susirašinėjau, bičias bendravo, o dabar ateina gal panelė. Dabar užsipirkau šokoladukų, energijos ir dabar kopsim į 3000 metrų veikiantį Ugnikalnį, patį aukščiausią Balyje. Dabar turim be 5:12, tai jau Balyje švenčia naujosius metus. Lietuvoje dar bus 6 valandas atgal. Tai realiai būsim viršūniai ir Lietuvai bus naujieji metai. Tai ką, keliaujam dabar į viršūnę. Na, jau pradeda švęst. Gaila, kad čia nelabai matosi. Čia dabar paaukojimai bus. Čia irgi tokia mini šventiklėlė. Va. Ir va čia tie vartai dar matosi. Daug čia iš tikrųjų žmonių. Aš vienas su gidu. Kitų daug chebrytės. Nu, jau bekelė prasidėjo. Realiai, ką aš dabar pagalvojau, tai kad jinai eina pirma šiais metais į kalną, o aš antras. Visai smagiai mūsų grupelė. Reikia visą laiką laukti visos grupės. Negalima atsiskirti. Nors aš tik su ja tariausi. Tai čia realiai viską prižiūri valstybė. Tai negalėjau tiesiog vienas šauti ir tiek. Ką dabar pitstopas, atsigert vandenuko. Grupė tai atsiliko nemažai iš tikrųjų. Nežinau, matosi, nematosi. Žiauriai šiaip gerai sekasi. I'm saying a water. How you say, can you repeat? Water. Va kaip jos išmokino sakyti vanduo. Water. Šiek gal matysis. Tai another checkpointas. Dabar Vidija šitą ir pasimels. Padės prayer. Galim matyti palikti visi tie dalykėliai. Tuo tolyn, tuo sunkiai eina viskas. Reikia atmenuotos vietos dėlis akmenim. Blogiausia tai lipi ir molio daug. Galima gerai nosim pačiuošti. Nu, taip jeigu drypt, tai ganėtinai skaudėtų. Ar ten švieselis matosi kitų turistų. All it's fine, Vidija? All it's fine? Fine. Pasidalinu tokią informaciją, kad bendrai kopimo yra 5 km į viršų ir 5 km atgal. Tai bendras kelias sudaro apie 8 valandas. Tiek į viršų, tiek atgal. Šiaip galvoju, kad bus sunkiau, bet nelabai iš tikrųjų jaučiasi. Pitstopų darom nemažai, nes reikia palaukti kitų. Tai visai spėjau ir pailsėti, kaip pirmi mes einam. Nu va, čia kažkas tai pitstopą darėsi. Paliko batus. Jis sakė, čia degina laužą, kai naktį kopia ir negali kopti iki galo. Tada palieka batus, laukia ryto ir keliauja atgal. Biškiai jau aukščiau. Su kiekvienu žingsniu vis toliau ir toliau. Va, čia žmonės kempingauja. 4 milijonus, sakė, kainuoja kempingauti. Su visko all included, kaip sakoma. Keliukai
sudėtingėja ir sudėtingėja. Tokiais dabar minutės reikia varyti. Šiaip labai geras tempas. Gydės. Nei per greitis, nei per lėtas. Taip pats tas. Jeigu būtų per greitai, tai greitai pompikė būtų. Tai realiai dabar yra pitstopas. Liko 10 minučių iki kalno viršaus. Na, žinokit, hebrytė, jeigu kas matėt Žiedų valdovą ir ten, kai Smygulas, taip vadinamas Golumas, lipo 4, tai dabar realiai va taip ir reikia lipti. Nes čia, aš parodysiu, va, ant tiek statuma, kur reikia lipti, jeigu ten gerai matėsi. Tai žinokit, wow, yra ką veikti. Na, realiai va, jo, pravačiamėsi. Varėm ir va taip. Gal 30% dabar kelio. Ir likusiai dar 20 liks. Nu ne 20, 10% bendrai, 40% va tokio lipimo. Tai tikrai yra ką veikti. Va dar atsigersim kavytės, arbatos. Gydė viską nešasi realiai pas save kuprinį. Ir taip jinai, galim sakyti, kiekvieną dieną. Bliam, šiaip yra ką veikti. Tokį darbą dirbant. Pagaliau viskas. Tikslas pasiektas. Sunkiai, bet pasiektas. Va ir mano gydė. Gaila iš tikrųjų, kad nedaug matosi miesto. Kiek dabar spėjom, tik spėjau kameras įsitraukti, kiek žmonių jau spėjau prieiti iš kitos kalno pusės. Dabar aš esu laimingas. Na, kamera neperduoda, bet tuoj saulutė išlys. Tikiuosi bus daugiau vaizdo. Nu va, beveik sulaukiam saulėtekio. Ir feiverkai. Sekali nih. Gak nyesel aku. Va ir saulutė beveik išlindo. Žiauriai daug žmonių susirinko. Ir vis dar toliau eina chebrytė. Šiaip apsimokėjo pakentėti. Nes vaizdas tai wow. Enter lagi. Aku ora bisa enter mbok kira aja lagi. Enter ku mati. Mosok. Lho kok entek. Jarene 1000 ora masuk sumpah. Ten tolumoj matosi Lombok salos irgi ugnikalnis. Kažkur ten. Per kamerą gal ir nesimato. Aivan. Tikėtinai va ten. Tai galvoju ir ten įlipt, bet užteks ir balio vulkano. Кратер разгоргается. Языки проглотили, как красиво. Tai ką bėgam nuo kalno, pelė kiek, žiūrėkit žmonių, pelė kas. Ir vaizdai tai čia. Va. Tiesiog. Tai čia gal. Apsimokėjo realiai lipti. Bet kas blogiausia? Bet kas blogiausia? Kad aš aukščiau bijau. Tai kai naktį lipau, kažkaip nebuvau pagalvojęs. Nes buvau tamsu, nesimatė nieko, o kai dabar lipsim atgal, svarbiausia į tolį nežiūrėti. Tik po kojam. Gerai, viskas pasimatysim kitam kadre, kur daugiau būsim nulipę, kur nereikės 4 lipti.
Dar paskutinis kartas. Va. Blech. Belė kas iš tikrųjų. Jeigu galvojate, ar lipt ar nelipt, tikrai lipkit. Tikrai vaizdai atpirks visą tą sunkumą. Kai aš turėjau omeny, kad lipt reikia 4, tai realiai va. Na čia tik, kad kamera neperduoda statumo, bet labai sudėtinga. Kai naktį lipau, tai dar nesimatė to statumo. Dabar tai belekas. Ir va realiai. Ir turėsim va ten lėkti. Esu fanatas Žydų valdovo. Ir galvoju, ko jie čia tą žiedą nešė taip sunkiai tuos 3 serijas per tokias va vietovės. Dabar aš juos pilnai suprantu. Nes tikrai yra ką veikti. O kaip plius jie neturėjo maisto ir vandens, tai tuo labiau sudėtinga. Va, kaip reikia kopt. Ir po to realiai va tokia statumo ten prasideda. Kaip ir sakiau, realiai 4 reikia. Realiai, kai sakiau, kad reikia va taip varyt, tai visgi va tokie keliukai ir yra, kur 4 reikia. Kaip beždžionę įvaryt. Itu dah naik lagi sedikit, naik. Kaip aš jiems nepavydžiu, kurie lipo dabar, tai savo žinokit. Dar vaikas ten mažas. Bliam, bet jeigu kai turi chebra. Kai aš lipau į viršų, tai jau pjauti visą tai. Bet dabar labai patenkintas, kad nesisakiau toliau lipti. O va jiems tai belė kaip bus dabar sunku. Bet step by step. Ir va vaizdai kokie. Čia va stovyklavietė. Pusiaukelė ir sakė, beždžionė kažkur yra. Stovim, žiūrim, kur šita beždžionė. O jinai va tiesiog savo. Kimarina patenkinta, bet čia jau laukinės. Tai jos ganėtinai agresyvios yra. Jos ateina vogti visko. Na pagrindinę maistą ieško. O po tai ką prašo išpirkos. O koks gražuolis. Į mane panašus. Tai va realiai kokiais krateriais vandens išplautais reikia eiti. Jeigu galvojat, kad pradžia buvo lengva ir nereikėjo daug laipioti ir buvo geras takelis, nu tai va, toks va takelis eina apie valandą. Tai žinokit, visas kelias labai sudėtingas. Čia dar skaitosi. Ui, va, koja, blecho, taip įstringa. Ir viskas. Ir gali būti trauma. Norit pamatyti laimingiausią žmogų pasaulyje? Jūs į jį žiūrit, nes mes jau priėjom civilizaciją. Nu, žinokit. Startavom po 12, dabar turim 8:30 ryto. Tai va. Sprendžiant pagal mane, buvo ką veikti. Tikrai buvo. Dabar šausiu iki viešbučio, pailsėsiu, o tada žiūrėsiu, kaip aš jausiuos. Ir tada papasakosiu. Gal kažką tai daugiau prisiminsiu, nes dabar nuovargis 99%. Realiai mano kojos, vištos kojelis, tai realiai dabar kaip spagečiai, tokie. Viskas. Nemanau, kad aš kažkokius tai pinigus lipčiau atgal dabar. Važiuojam dabar į viešbutį. Tai dabar ką? Trumpas apibendrinimas. Visas kopimas vyko 9 valandas.
Nu, ir į viršų, ir atgal. Sudėtingumo maršrutas patys matėt, koks buvo. Man tai ganėtinai sudėtingas. Į viršų kopt buvo maks sudėtinga, nes vis tiek, kiek aš turėjau miego, gal 3 ar 4 valandas kelias dienas iš eilės. Tai gal tas nuovargis davė labai apie save žinot. Tai iš mūsų grupės užlipom mes tik dviese su Vidija, tai gide. Tai bendrai, kiek čia pakilimas buvo apie 4,5 valandos, o nusileidimas irgi realiai vos ne 4,5 valandos. Tai kilt buvo, kaip ir sakiau, daug sudėtingiau nei leistis. Tai mano tokie pastebėjimai, beje, visas tas malonumas kainavo 72 eurus, tai yra 1,4 milijono rupijų. Sakyčiau, tikrai ne apie nieką. Plius Vidijai tipsų daviau, tai sakau, vis tiek daug pasakojo ir iš tikrųjų labai daug priklauso nuo gido. Vis tiek labai priklauso, kaip jis veda, nes jis priekį visą laiką turi eiti, ir jis eina. Tai visą laiką klausinėja, ar stopus darom, nedarom, aš tiesiog prie jos pristerinu, kažkaip leido jėgos. Ir tiek. Viršūniai buvo labai daug žmonių, tai kiek ten gal apie 40 žmonių. Į priekį, kai lipom, tai nei kartų nei nukritau, nei paslydau nieko, bet va, kai lipom jau atgal, tai nusiplojau realiai ant užpakalio kokius 3 kartus, kelią susidaužiau ir kokius minimum 5 kartus, nes labai slidu, nes tada vis tiek jautėsi tas konkretus nuovargis. Ir biškai kai kur atsipalaiduoja, kažką pafilmuoja ir tik bank. Tai va, šiaip labai patiko. Jeigu galvojat, ar verta varyti, tai tikrai verta, labai verta iš tikrųjų. Yra skirtingi pakilimai, 2 vietos ar tai 3 vietos, iš kokios pusės galima pakilti. Tai mes pradėjome savo kelionę realiai nuo miestelio Selat, tai realiai kilom link ugnikalnio. Ten buvo startinis pointas, beje, tai kalnas siekia daugiau nei virš 3 km, 300 kažkiek tai. Bendrai pakilimo, tai reiškia vinguriais ir panašiai, yra virš 5 km. Tai yra iš tikrųjų ką veikti. Tai va, pats asmeniškai tikrai nelabai aš mėgstu rekomenduoti, va, kai kitur ten varinėjau, ten tuos gidus, bet va, Vidija tai tikrai galiu drąsiai rekomenduoti. Ganėtinai tikrai gerai kalba ir lietuviškai, sakau, angliškai, tai nėra ką pridurti apie ją. Taip ką, tai pagrindė tiek. Atrodo, norėjau papasakoti labai daug, bet kažkaip gal kelionės metu pasijaus labiau keliai, nes dabar kelius skauda, nes iš anksčiau turėjau traumas. Tai matysim, kaip seksis. Bet šiandien jau pasiskyriau tai, kad važiuosiu link vandenyno, labiau į šoną dabar vandenyno ir tiesiog dabar kimarinsiu šią likusią dieną, skaniai pavalgysiu. Tikėtinai nieko nefilmuosiu, tai dieną ir naują video pradėsiu tik nuo rytojaus. Šiandien reikia pailsėti, savo laiką skirti. Tai va, tai kad ačiū, kad žiūrėjot. Agunk ugnikalnis tikrai užskaitytas, tikrai geras. Pirmą kartą, kaip sakoma, tokius naujus metus palydėjau, tai įsimins tikėtinai labai ilgam. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot ir ką, iki kitų kartų.